Sveiki, mėlieji. Ką jis pasakytų, jei žinotų, kad tu lauki jį? Užklausim tarot kortų, pažiūrėsim. Ko laukti, ko tikėtis iš jo, parašys, paskambins. Teisingumo korta. Tokia įdomi korta, kuri, žiūrėkit, teisingumo korta. Greičiausiai užsiima dabar žmogutis savo reikalais. Tvarko savo reikalus. Galbūt netgi reikalai susiję su kažkokiais teismais, taip, verslais, galbūt su savimi, kažkurioje vietoje. Greičiausiai taip. Kažkokia moteris šalia jo yra. Moteris ta, kuri įtakoja jį. Savo įtaką. Tikrai jam daro iš savo pusės, nes tai yra moteris, tai yra manipuliatorė. Vat ta moteris, kuri galbūt jį pavydi, galbūt seka jį, galbūt įtakoja, taip seka, įtakoja, pavydi. Tokia moteris, galbūt kontroliuoja. Arba spaudžia primiktinai, spaudžia priimti jį sprendimą kažkokį. Spaudžia priimti sprendimą. Taip, spaudžia priimti sprendimą. Parašys, paskambins. Korta, žinot kaip, jis dabar kaip atrodytų tokiai ramybės būsenoje. Ramu, gera ir atrodytų, kad jis galvoja taip. Kai man reikės, aš jai pranešiu, aš jai parašysiu, kai pats nuspręsiu. Kai jam to reikės, kai jis pasiilgs jūsų, jis nuspręs jums parašyti. Jis taip galvoja. Bet šiai dienai niekur neskuba. Žinokit šitą dalyką, kad šiai dienai niekur jis neskuba. Vėl korta patvirtina, niekur neskuba. Namai. Kokie namai? Galbūt šeima, taip paskui kurias gali prasižaisti. Arba savo namai, taip, užsiima savo reikalais. Stabilų ramu jam dabar, savo tame gyvenime, kurį jis dabar gyvena. Stabilų, ramu ir negaliu pasakyti, nori ar nenori jis kažką keisti. Norėtųsi jam, vis dėlto nori keisti. Nori laimės, džiaugsmą, meilės, namų, šilumos, vaikų. Jeigu tai kalba eina apie santykius, kurie ką tik galbūt prasidėjo ir kažkokie neaiškumai, taip, jūsų santykiuose. Taip, norėtųsi šeimos, namų, laimės tokios ir džiaugsmą. Taip, norisi jam, galvoja apie tai. Kodėl neskuba? Neapgalvoja. Žiūrėkit, norėtųsi jam skubėti, taip, norėtųsi pas jūs atvažiuoti, norėtųsi skubėti, bet problema jame. Kodėl? Jis bijo priimti neapgalvotą sprendimą. Jis galvoja dabar, šiai dienai, kad jeigu jis dabar parašys jums, paskambins jums, priims tą sprendimą, kad pas jūs reikia atvažiuoti, kad jūs neteisingai jį suprasit, kad tai bus per greitas jo sprendimas. Atrodytų, kad jis laukia kažko. Laukia ir savo pats galvoja, pažiūrėsiu, palauksiu, o kas toliau bus? Taip, kas toliau bus? Galbūt tikrina jūs. Galimas toks variantas, kad ir tikrina jūs. O kaip jis save ves, tokioje situacijoje? Jis sudarė tą situaciją dirbtinai. Tarp jūsų, kas dabar vyksta, dirbtinę situaciją sudarė. Ir dabar pats laukia, pats bijo, suprantat, pats bijo jums parašyti, bijo atvažiuoti, taip, baimė didelė baimė tikrai. Jis galvoja, kad atrodys, kaip kas, užklausim tarą, taip ir žinojau, žinokit, taip ir norėjau sakyti, kaip kvailis, kaip naivus tas berniukas, kuris laksto iš paskos mergytės, iš paskos jūsų, jis bijo to, kad jūs į jį pažiūrėsit, ne kaip į suaugusį vyrą, suaugusį žmogų, kuris turi sprendimus, moka priiminėti sprendimus, atsakingas. Jis bijo, kad jūs jį priimsit, kaip tą berniuką, kvailiuką. Suprantat, bijo labai nudegti dar. Šita korta labai tokia paprasta korta. Taip, buitinė paprasta korta tokia. Bet tiek daug pasako. Jis bijo pasirodyti naivių, kvailių berniukų. Kad jūs jį netaip suprasit. Ir bijo nudegti. Galbūt jūs jam sakysit ne.
Taip, bet baimė yra didelė. Pas jį tokia dėl jūsų atsako to. Taip, nežino, kaip jūs priimsit jį. Jam baisu. Net nežino. Su kieno istorija prasižaidžia šitą dėlionę, jau pajutot kažkiek, jau supratot kažką, taip. Visada galite rašyti man asmeninę žinutę. Rašykite man asmeninę žinutę į Instagramą, į Facebooką arba į mano puslapį. Tiesiogiai užeikite į mano puslapį elana.lt ir užsisakykite savo norimą taro kortų dėlionę. Visas nuorodas palieku po šio video apačioje. Viską galite spausti ir tiesiogiai atsidursite Instagrame, Facebook'e arba mano puslapyje elana.lt. Taipogi turiu tokią paslaugą puslapyje elana.lt, numerologijos paslaugą. Pasidomėkite, kas liečia santykių, asmeninio gyvenimą, jūsų esybės, jeigu norite sužinoti daugiau apie save, o kas jūs esate, o kokia jūs moteris esate. Yra moters kodas, galima apskaičiuoti jį ir moters kodą aktyvuoti ir tokia pagalba jūs suprastumėte, kaip eiti, ką daryti ir kaip būti tą moterimi, kurią mylės. Labai įdomus tokie dalykai, pasidomėkite. O mes žiūrim toliau, nes situacija nesibaigia ir vis dėlto, taip, aistra jaučia jums, labai didelė aistra. Aistra yra, tikisi, kad viskas bus gerai, jis tikisi. Žinokit, vyras tokią didelę kantrybę turi savyje, taip, daug tos kantrybės, jos daug jame, jis labai kantrus žmogus. Tai nepasiduokit gerai šitai situacijai, nes greičiausiai jis išbando. Dabar taip sakysiu, ne jūs išbando, jis labiau save išbando kaip vyras šioje situacijoje su jumis. Galvoja, ar tikrai gausis taip, kaip jis mato, nes jis įsimylėjo jūs, aistra jaučia jums ir jis galvoja, ar tikrai gausis kažkas iš jūsų santykių. Ir išbando situaciją, išbando santykius. Pats savo sukūrė tokią, kaip ir sakiau iš pradžioje, pats savo sukūrė tokią situaciją ir ją išbando. Labai įdomu. Jo, čia pasisuko pas jūs, tai ohoho. Nepamirškit prenumeruoti šį kanalą. Spauskit mygtuką prenumeruoti, va tą pačioje spauskit mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Tokiu būdu jūs visada turėsite naujus mano taro kortų būrimus savo. Perspektyva. Galbūt jis išvyko į užsienį, taip, galbūt ruošiasi atvažiuoti iš užsienio, užsienį randasi dabar, taip. Jis laukia, kada šiek tiek palengvėjimas kažkoks ateis, lengviau jam pasidarys. Pokalbio ar norisi jam su jumis, taip, norėtųsi jam pakalbėti su jumis, norėtųsi. Pakalbėti, aptarti, daug ką turi su jumis aptarti, žinokit, pakalbėti apie ką turi. Taip. Galvoja jis apie tai, kad labai gera korta, tokia maloni, kad jumise jam kaip ir viskas tinka, viskas patinka, vat kaip yra, taip ir gerai. Dar kitaip pasakysiu, šiai dienai jam situacija jūsų santykiuose, kokie jie yra, jums gal atrodo, kad santykiai, nekokie, bet jam viskas tinka, jam gerai, jam tinka. Svarbiausia, nespausti jo. Kodėl? O čia yra atsakymas jums. Kodėl jo nevertėtų jums spausti? Galvoja. Daug galvoja. Apie save galvoja, apie santykius galvoja su jumis, apie jūs galvoja, apie gyvenimą galvoja, apsvarsto viską. Galvoja, svarsto, ar ilgai dar taip galvos, užklausim, vėlgi į save pasinėrė, žiūrėkit, į save pasinėrė, ieško atsakymų, ieško pats savo atsakymų.
į savo rūpimus klausimus, kas liečia santykių, galvoja labai pasinėrė į save. Matot, 11 korta tai yra vienatvė, tai yra ne liūdesys, tai labiau vienatvė, pasinėrė giliai į save, į savo vidų, savo pasąmonę ir iš jos ieško pats savo atsakymų. Arba situacija, santykiai užkabino jį taip stipriai su jumis. Arba jūs. Arba jo kažkokie poilgiai, kad jis taip pasinėrė į save, į apmąstymus. Aš netgi galbūt pasakyčiau, kad tai greičiausiai, kaip suprantat, atgimimas naujas. Taip? Žmogus gyveno savo gyvenimą, gyveno, kaip ir viskas buvo gerai. O tada atsiradote jūs, o tada sutiko jūs. Ir suprantat, ir kažkas, perversmas kažkoks viduje įvyko. Ir atsidūrė žmogus kaip naujas atgimimas. Jis nežinoja, kad taip galima galbūt įsimylėti, tokią aistrą turėti. Taip. Žingsniukai greičiausiai bus link jūsų. Nesitikėkit greitų metų, galimas variantas pas kai kurias. Taip. Galimas variantas, kad neskubės taip greitai, bet žingsniai bus tokie. Galbūt žinutė, galbūt pasimatymas, galbūt atsitiktinai, kažkur susitiksit, taip pat pasimatysit. Perspektyva tokia tikrai yra. Perspektyva tokia yra. Puikios kortos, tokia įdomi dėlionė. Gerai, ką galvoja? Pabaigai, ką jis apie jūs galvoja? Ką jis apie jūs galvoja? Vėl ta pati korta. Nori, žinokit, nori atvažiuoti greitai, netikėtai, apkabinti jūs į savo glėbį. Taip nori. Nepamirškit prenumeruoti šį kanalą, spauskit prenumeruoti ir šalia jo varpelį. Tokiu būdu jūs visada galėsite lengvai pasiekti mano taro kortų būrimus. Linkiu jums sėkmės ir iki sekančio būrimo.